Jo. Tema apie vaikus. Va, vaikui sakau, kad sveikindamas su vyresniu žmogum ištrauktų rankas iš kišenės, vaikas žiūri į tėvą, laukia, ką pasakys tėvas, o tėvas tyli. Taip gaunasi, kad aš vaikui sakau veltui apie bet kokį mandagų elgesį, etiketą, nes jei tėvas nepritarė, vaikas negirdi. Tėvas nepritarė tyčia, nes man keršyje. O, kaip įdomiai. Taip vyksta visada, ne vienkartinis kartas. Pavargau jau įrodinėti vyrui ir nešti atsakomybę už vaiko nedaauklėjimą. Manau, kad ką auklėti turėjo būti tėvai. Labai gerai. Va čia pareina atpildas. Bent pritartų ir netrukdytų. Gerai, už ką jis tau keršyje? Ką, panelio, pridirbai? Realiai, Kodėl taip yra? Todėl, kad jūs, mielosios, išsirenkat bileką. Jūs po to tą bileką bandote perauklėti, kai jisai jau kai nebeperauklėjamas. Nes, jūs paskubėjot ir taip, va čia šitoj vietoj ir atsiranda ta būtinybė išrinkti tėtį savo vaikui. Būtinybė išrinkti atsakingai tėtį savo vaikui. Ir sukurti su būsimu tėčiu savo vaiko tokius santykius, kad tokių nesąmonių nebūtų. Ta prasme, jis keršyje. Ta prasme, ne, čia, nes jis man keršyje. Tai ką tu pridirbai? Net čia žiauru. Realiai žiauru ir nieko tu dabar nepadarysi. Nes vaikas, jisai mokosi tik iš pavyzdžio. Jeigu jūsų šeimoj nedeklaruojamas elgesiu, ne žodžiais, elgesiu, nedeklaruojama pagarba vyresniam žmogui, ne, ar kažkas tai ir nesitikėk, kad tavo vaikas taip elgsis. Dėl ko turi būti tėvo ir motinos ryšys nesvyruojantis? Dėl ko aš sakau, palikit vaikus ramybėj, savo santykius sutvarkykit, savo bendravimą sutvarkykit, kad vaikas nematytų jokių kivirčų, ne prie vaikų. Tai be abejo nėra namų be dūmų, yra tenai kažkokių nesutarimų, neišvengiamai, bet tai ne prie vaikų. Vaikai turi matyti nuolat laimingus ir ten, žodžiu, susikalbančius, susitariančius, girdinčius vienas kitą tėvus. Atsakomybė už nedaauklėjimą. Neauklėkit vaikų. Jie neauklėjami. Geras pasakymas. Visos knygutės, kaip auginti vaikus, kaip auklėti vaikus, visi seminarai, visos pamokos, kaip auklėti vaikus, yra apie tai, kaip iš vaiko padaryti žmogų pačiam liekant šūdų krūva. Grubiai, bet labai apie esmę. Pirmiausiai save perauklėk. Pirmiausiai susitvarkyk savo ir vyro santykius. O tada nieko daryti nereikės. Vaikas pats auklėjasi iš to, ką mato. Be abejo, dar klausimas, kiek dabar jau vaikui metų. Gal jau viskas, gal jau susiformavo, gal jau čia, nežinau. Ta prasme, tas neatsakingumas, kuriant šeima yra rimtas darbas. Tai yra rimtas projektas. Ir šeimoje neturi būti nei alkoholis vartojamas, nei pykstamasi neturi būti.
Ta prasme, tai yra darbas. Tai yra rimtas darbas. Ir atsakingas darbas. Jūs auginate vaiką. Jūs auginat vaikus. Jūs auginate būsimus tėčius ir mamas. Jūs privalote išmokti bendrauti tarpusavyje sklandžiai, kad jūsų vaikas nesikankintų taip, kaip kankinotės jūs, taip, kaip kankinosi jūsų tėvai. Jūs turite nutraukti tą grandinę šūdino auklėjimo. Ir tai nusitraukia per vyro ir žmonos santykių sutvarkymą. Ne, aš labai piktas, kai prieina tema prie vaikų, nes tai, ką jūs darot, mielos mamos ir tėčiai, mieli savo vaikui, kaip jūs žalojat psichiką ir kaip jūs... Tai yra tragedija. Jūs ryte pašėrėt, išlėkėt į darbą, vaikas į mokyklą, jūs jo nematot. Realiai, aš dirbdamas mokytoju, aš daugiau matau jūsų vaikus negu jūs savuosius. Tai, kas darosi su jūsų vaikais, yra tragedija. O paskui sėdi, supranti, vaiko gerovės komisijoje ir aš taip jo neauklėjau. Auklėjai! Iš niekur nieks neatsiranda. Jeigu vaikas patapo toks, tokį tu jį ir padarei. Negalim pykti ant vaikų. Negalim nė per vieną vietą. Tokie vaikai, kokie jie yra, čia yra tėvų nuopelnas. Per neišmanimą, per prioritetų šūdiną susidėliojimą, bet tai yra rezultatas tėvų darbo, atsainaus požiūrio į šeimą. Tu turi tai, ką užsitarnavai. Dabar suk uodegą, kad sutvarkytum. Bet tvarkymas yra tavo ir tavo vyro santykių sutvarkymas. O ne ten, ką man vaikui sakau, kad, nesakyk. Dėjo skersai sveikatos šnekė. Negaliu nervuoti.